Treneriui, jums turbūt šita pergalė svarbesnė ir svarbi labai ir asmeniškai, nes, kaip pats sakėt, pirmą kartą laimėti šitoje arenoje, ar ne? Taip. Ir dar, galima sakyti, prieš savo komandą, prieš Žalgirį. Tai aš atsimenu, kai Haliai žaisdavom ir laimė Žalgiris, tai toks malonus džiaugsmas dabar kažkaip nuskriaudė, bet man tai labai smagu, kad mes galėjom padaryti ir su kita komanda. Treneri, kas lėmė šiandien tą pergalę? Nes atrodo daug kalnelių. Vienybė. Man labai patiko vyrų toksai, kaip sako, kalbos, negalima išduoti paslapčių, kaip kalbos, kaip tarpusavį bendrauja, kaip kalba, kaip vienas kitą paragina. Ir, kaip ir sakiau Rūbiniai, kad reikia kuriuos sutarėm dalykus reikia padaryti drausmingai, o kitoj pusėje reikia turėti laisvės, reikia turėti galimybės improvizuoti. Pavyzdžiui, kaip Lū žaidė, tai sunku ten nusakyti, bet aš džiaugiuosi, kai jis gavo tos laisvės, kad davėm jam laisvės ir jisai labai mums daug padėjo. Bet čia visų vyrų vienybė ir dirbant sunkiais momentais labai džiaugiuosi už juos. Turbūt toks dviprasmiškas dalykas susidaryti dėl kamuolių kovoje. Atrodo, lyg ir iš pradžios visai neblogai tvarkėtės po lentą, bet daug antrųjų šansų suteikė Žalgiriui, ne? Taip. Mums dar čia reikia mokytis, kad prieš didesnius ar sunkesnius už save varžovus negalima gintis klasikiniu būdu. Blokuoju, čia kažkur nugarą atstūmęs. Čia reikia kautis dėl vietos. Jeigu aš matau, kad nepaimsiu kamuolį, aš negaliu leisti savo varžovą. Aš turiu jį išstumti ar subaudoti galų gale, bet neturi kartoti iš po krepšio tų antrų metimų, ar ten 2 ir 1. Treneris, šiandien buvo paskelbta, kad Juventus pasistiprino dar vienu žaidėju. Ką galite pasakyti apie jį ir kurioje vietoje jisai padės komandai? Kai pamatysiu, galėsiu pasakyti. Dabar žinau tik tai, kad žmogus atvažiavo, nemačiau gyvo, tai sunku pasakyti, kurioje vietoje padės. Galvoju, kad padės.